Sveiki, aš esu Andrius, slapyvardžiu Undercover. Pradėjau muzikos kelią, matydamas, kaip mano brolio draugas kuria muziką ir mane tai sužavėjo ir aš pats pabandžiau tai padaryti. Atsisiunčiau Abletoną ir pradėjau kurti, žiūrėdamas tutorialus muziką. Tada vėliau išbandžiau naktinius klubus, ėjau į lizdą ir pamačiau, kaip DJ groja ir supratau, kad aš noriu taip padaryti. Atsisiunčiau Virtual DJ programą, įsidėjau savo mėgstamiausius kūrinius ir tiesiog juos pradėjau miksuoti tiesiog su pelyte. Tada vieną naktį atėjau į klubą Kanklės, pasisiūliau pasigroti, jie sutiko ir tai buvo pirmas kartas, kai aš sugrojau klube. Mano muzikinis kelias toliau tęsiasi Danijoje, Hoiskolėje. Ten mokinausi elektroninės muzikos, ten išmokau groti dar geriau su vinilais ir tiesiog su pultu didžiaus ir tuo pačiu dar palavinau savo kūrybą. Po to išvykau į Londoną, ten 3 metus gyvenau ir aplankiau pačius pagrindinius Londono klubus, kur dar daugiau pasisėmiau patirties iš pačių geriausių didžėjų. Lietuvos muzikinėme gyvenime trūksta įdomesnės, įvairesnės, dinamiškesnės muzikos, o ne tik monotoniškų setų, kur tiesiog pagrindinis aspektas yra stiprus kikas. Pirmasis reivo renginys buvo Lizde, kai man buvo 18. Tai buvo tikrai wow patirtis, kad tokie klubai egzistuoja. Man naktinis gyvenimas reiškia gyvenimą be rūpesčių ir tiesiog įsigilinimas į muziką ir kokią tai svarbą duoda mūsų gyvenimui. DJ karjerą pastumėjo mane klubai, kai pamačiau, kaip žmonės didžėjauja ir kaip padaro tokį visą šou tiesiog muzikos pagalba. Įsimintiniausias grojimas man buvo Fenikse, plieno fabrike. Įsimintiniausia man buvo visa ta atmosfera, šviesos, prieblanda, žmonės ir tiesiog muzika, kurią galėjau leisti, kuri man patiko. Didžiausia svajonė būtų sugroti Lietuvoje Audros festivalyje, o užsienyje būtų Berlyno klube Berghain. Ateikite ir Feniksą ir pamatysite, ko dar nesat matę.